Dauguma žmonių sako, noriu būti laimingas. Tai neteisingas tikslas, nes jūs negalite būti tiesiog laimingi. Laimė nėra galutinė stotelė, laimė yra kryptis. Dauguma to, ką visuomenė mums sako apie laimę, yra ne visiškai teisinga. Pažvelkite į laimingiausią šalį, matėte tokius duomenis jau daug kartų. Laimingiausia šalis yra Danija, visada pirmauja šiaurės šalis. Bet iš tiesų, tai jūs negalite tuo remtis. Jei norėtumėte būti absoliučiai laimingi, tai reikštų, kad turėtumėte pašalinti savo gyvenimo dalis, kurios yra būtinos jūsų išlikimui. Pavyzdžiui, neigiamas emocijas. Jums reikia pykčio, liūdesio, pasibjaurėjimo, netgi gedulo. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, jums reikia šių emocijų, kad išgyventumėte ir susidorotumėte su pasauliu. Todėl gryna laimė neturėtų būti jūsų tikslas, bet tapti laimingesniu tai yra teisėtas ir pasiekiamas tikslas visiems. Dažniausia klaida, kurią žmonės daro, yra manyti, kad laimė yra tarsi kažkoks jausmas ir vaikytis to jausmo. Tačiau laimė nėra jausmas, nors jis susijusis tam tikrais jausmais. Jausmai, kuriuos mes vadiname laimės jausmais, yra tik įrodymai, kad laimė egzistuoja, bet jie nėra pati laimė. Tai panašu tarsi į vakarienės kvapą. Kvapas tik įrodo, kad vakarienė ruošiama, tačiau tai nėra pati vakarienė. Jaustis taip, lyg nuolat vaikytumėtės to jausmo, yra labai efemeriška. Ir sunku taip gyventi, nuolat tikėtis, kad rytoj jausitės gerai. Daugelis jaunų žmonių mano, kad senstant jie taps laimingesni. Vargu, nes pasaulyje daug žmonių, kurie yra nepaprastai sėkmingi, bet nelaimingi. Laimė turi savo makroelementus. Tai mėgavimasis, pasitenkinimas ir prasmė. Todėl pirmas žingsnis, kuris yra labai išlaisvinantis, yra suprasti, kad nereikia būti laimingu, o tiesiog dirbti ties tapimu laimingesniu. Tai projektas, kurį galima valdyti, o svarbiausia tai įgūdis, kurį galima tobulinti. Tada kyla klausimas, ir kasgi yra laimė? Apibrėžimų labai daug, bet praktiškai žmonės, kurie didžiausią gerovę turi gyvenime, balansuoja tarp 3 makroelementų – mėgavimosi, pasitenkinimo ir prasmės. Mėgavimasis nėra tas pats, kas malonumas. Malonumas yra instinktyvus senovinis reiškinys. Jis skirtas, išgyvenimui arba genų perdavimui. Tačiau vaikymasis malonumo nesukels laimės. Tai gali sukelti tik priklausomybę. Priklausomybės pagrindas yra dopamino perteklinė ir nesveika stimuliacija smegenyse. Pavyzdžiui, alkoholio vartojimas gali suteikti malonumą, bet nesukels tikro mėgavimosi. Tikras mėgavimasis remiasi malonumu, tačiau turi dar 2 papildomas dalis, tai žmonės ir prisiminimus. Bet koks malonumas, kurį patiriate vieni, greičiausiai nesukels laimės. Laimei reikia dalintis akimirkomis su žmonėmis ir įtraukti savo smegenų vykdomąsias funkcijas, tai yra kurti prisiminimus. Pasitenkinimas yra džiaugsmas, kuris ateina po pastangų ir kovos. Žmonės visgi yra sukurti daryti sunkius dalykus ir patirti džiaugsmą po jų. Bet čia yra problema, pasitenkinimas netrunka amžinai. Mes norime, kad jis tęstųsi, bet dėja taip nėra. Tai lyg kova su gamtos įsakymais. Gamta mums suteikia pasitenkinimą tik trumpam, kad siektume vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Norint, kad pasitenkinimas truktų ilgiau, reikia, tarkim, netradicinio požiūrio. Vietoje to, kad nuolat norėtumėte daugiau, reikėtų išmokti norėti mažiau ir turėti savo prioritetų sąrašą. Prasmė susideda iš 3 dalių – nuoseklumo, tikslo ir reikšmingumo. Nuoseklumas atsako į klausimą, kodėl dalykai vyksta taip, kaip vyksta. Tikslas – kokia mano gyvenimo kryptis.
ir reikšmingumas ar mano buvimas čia turi reikšmę. Jei žmogus neturi atsakymų į klausimus, kodėl aš esu gyvas ir dėl ko būčiau pasiruošęs mirti jau šiandien, jis išgyvena prasmės krizę savotišką. Žmonės dažnai neinvestuoja į savo laimę, nes yra per daug išsiblaškę. Šiuolaikinis gyvenimas yra tiesiog pilnas blaškymosi, nuo socialinių tinklų iki impulsyvaus apsipirkimo. Tačiau, jei išmoksite valdyti savo emocijas, galėsite sutelkti dėmesį į tai, kas iš tiesų svarbu. Tarkime, transcendencinė praktika, tokia kaip meditacija, pasivaikščiojimas gamtoje, šeima, draugystės ir prasmingą darbą, kuris kuria vertę ne tik jums, bet ir kitiems. Taigi, laimė nėra galutinis taškas, tai tarsi kryptis. Tai skamba intuityviai, tačiau daugelis žmonių to nepriima rimtai ir nepradeda veikti. Bet jei mes investuojame į savo dvasinį gyvenimą, į santykius su artimaisiais, į prasmingą darbą, mūsų gyvenimas tikrai gali tapti laimingesnis ir pilnavertiškesnis. Na ir štai keletas mokslinių tyrimų apie laimę. Harvardo ilgaamžiškumo tyrimas – vienas ilgiausių pasaulyje, trukusių tyrimų apie laimę ir gyvenimo kokybę. Tyrimas pradėtas jau 1938 metais ir vyksta iki šiol. Jis rodo, kad tvirti ir prasmingi santykiai yra pagrindinis veiksnys lemiantis žmogaus laimę ir sveikatą. Tyrimas parodė, kad ne turtas ar šlovė, o artimi ryšiai lemia geresnį gyvenimo pasitenkinimą. Mokslininkė Sonja Lubomirski ištyrė, kad laimė maždaug 50% priklauso nuo genetikos, 40% nuo sąmoningų veiksmų ir tik 10% nuo gyvenimo aplinkybių. Šis tyrimas pabrėžia, kad žmonės turi didelę kontrolę savo laimės lygiui per įpročius ir sąmoningą veiklą. Martinas Seligman, pozityviosios psichologijos pradininkas, sukūrė laimės tarp kabučių pirmą modelį, kuris susideda iš teigiamų emocijų, įsitraukimo į veiklą, santykių, gyvenimo prasmės ir pasiekimų. Seligman teigia, kad ilgalaikė laimė reikalauja balanso būtent tarp šių elementų. Elizabeth Dunn tyrimai parodė, kad pinigai gali prisidėti prie laimės, bet tik tada, kai jie leidžiami patirtims arba kai jie naudojami padėti kitiems, tai yra filantropijai. Tyrimas atskleidė, kad žmonės išleidę pinigus dovanoms ar labdarai jaučiasi laimingesni nei tie, kurie juos skiria tik savo. Mokslininkai taip pat nustatė, kad žmonės greitai prisitaiko prie teigiamų ir neigiamų gyvenimo pokyčių. Tai vadinamas hedoninis bėgtakis. Tai reiškia, kad laimė po tam tikrų įvykių, pavyzdžiui, loterijos laimėjimo ar nelaimės, ilgainiui grįžta į tam tikrą numatytąjį lygį. Taigi, puoselėkite prasmingus santykius, rūpinkitės vidinę ramybę, mėgaukitės gyvenimu ir būkite laimingi. Jei patiko įrašas ir norite panašių išgirsti daugiau, spauskite like, subscribe ir palikite komentarą.